Kad jūs mane geriau suprastumėte, ką aš noriu šiandien išdėstyti jums, tai prieš tą dėstymą pasakysiu keletą minčių. Galbūt bus aiškiau, ką noriu pasakyti. Taigi štai koks mano pirmas supratimas. Aš esu įsitikinęs tuo, kad tarp tautos, tarp piliečių vyksta nuolatinė kova su valdžia. Ir be abejo, kada vyksta ilgas procesas ir valdžia pati yra valdžioje, tai jie turi didesnės galimybės plėsti savo teises ir užtikrinti didesnį savo saugumą. Bet jeigu jie plečia savo teises po trupučiuką ir didina savo saugumą, tai imasi įvairių priemonių, tai teisės, piliečių teisės, jos siaurėja. Tai normalu, vienur plečiasi, kitur siaurėja. Taigi ta kova vyksta. Tol, kol susiaurėjimas piliečių teisių pasiekia tokį lygį, kad pilietis jau toliau nebegali taip normaliai gyventi, kad jau pradeda erzinti, jau trukdo ją, viskas jisai pradeda imtis priemonių tam, kad susigrąžintų savo teises. Valdžia nenori ir aišku neleidžia. Ir būna taip, kad kartais užtenka to, kad įvyksta dideli mitingai, demonstracijos, streikai ir tokiu būdu piliečiai priverčia valdžią keisti savo nuostatas ir atsisakyti dalies savo teisių. O kartais prireikia netgi kruvinų revoliucijų. Mes žmonių istorijoje matėme tokius atvejus ne vieną, ne kartą ir Lietuvos istorijoje taip pat buvo taip. Ir kada žmonės iškovoja tas teises, nuverčia tą netinkamą valdžią, tada jie nusprendžia sudaryti konstituciją. Tai reiškia taisyklės, pagal kurias gyventų. Mes gyvensim būtent taip, čia bus tokios teisės šeimos, čia bus tokios teisės asmens, čia bus tokia valstybės aparato institucijos, ir tos institucijos turės tokias teisės, jos turės tokias pareigas ir taip toliau, ir viską įdeda į tą konstituciją. Ir vėlgi, kada užtvirtina, tos teisės yra piliečių užtvirtintos, piliečių saugumas yra įtvirtintas ir vėl piliečiai užsiima savo reikalais ir nelabai domisi tą politiką. O valdžia tuo metu vėl pradeda didinti savo teises ir užtikrinti savo saugumą. Ir taip vyksta nuolat. Taigi šiandien aš kalbėsiu apie įrankius, kurie yra sukurti valdžios Lietuvoje, tam, kad jie geriau užtikrintų savo saugumą nuo piliečių. Kaip apsaugoti save nuo neklusnių, nelojalių ir jiems pavojingų Lietuvos piliečių. Jie sugalvojo tai. Tai nereiškia tai, kad yra kažkokia tai grupė asmenų, kurie sėdi kokioje nors prabangioje vietoje, analizuoja situaciją ir galvoja, kaip čia viską reikia padaryti. Tai paprasčiausiai yra procesas. Kada valdžia susiduria su kažkokia tai problema, jinai ima ją spręsti savo naudai. Išsprendžia vieną kartą, susiduria su kita, jinai vėl ima spręsti ir išsprendžia savo naudai. Ir taip po trupučiuką yra kuriama ta sistema. Dabar dar prieš tai, ką noriu pasakyti. Kas yra labai svarbu? Kadangi kalbėsiu aš apie įstatymus, tai yra svarbu tai, kad jūs suprastumėte, kad kiekvienas įstatymas ir ypatingai tie įstatymai, kurie lemia žmogaus likimą, kur sprendžiasi žmogaus, pavyzdžiui, laisvės apribojimai arba laisvės atimimas netgi, jie turi būti labai aiškus. Jie turi būti konkretus, aiškus ir suprantami. Čia negali būti guminių įstatymų, tai reiškia taip kaip nori, taip jį patempia ir kišia po juo, ką tik tai nori. Negali būti jokių dviprasmybių ar neaiškumų. Jeigu tik tai atsiranda dviprasmybės, jeigu įstatymų straipsnis yra bendro pobūdžio, tai reiškia tas, kuris galingesnis, jį gali traktuoti taip, kaip jam yra naudingiau. O tokiu atveju valdžiai be abejo yra naudingiau. Taigi sveiki atvykę į mano kanalą ir pradėkime. Tai pirma, kriminalinės žvalgybos įstatymas. Kriminalinė žvalgyba, kaip žinote, yra ta
tos operatyvinės tarnybos, kurios renka informaciją apie žmonės, seka juos. Jos turi ypatingus įrankius informacijai sekti. Kągi žmogus daro nuo ryto iki vakaro ir juos seka. Bet norint panaudoti tuos ypatingus įrankius, reikia gauti teismo leidimą. Eiti pas teisėją ir sakyti, man reikia sekti tą ir tą. Taigi kriminalinės žvalgybos įstatyme yra parašyta dokumente, kas turi būti tam dokumente parašyta, tam prašyme parašyta. Ten išvardinta keletą tokių biurokratinių dalykų ir yra paminėtas štai toks punktas, kuris turi būti. Tai yra turimi duomenys apie kriminalinės žvalgybos objektą. Kas tai yra per daiktas? Kriminalinės žvalgybos objektai. Tai turi būti prašyme parašytas. Mes turime duomenis apie kriminalinės žvalgybos objektą. Ir yra išaiškinimas tam pačiam įstatyme, kad kriminalinės žvalgybos objektai pirma, tai yra nusikaltimai, tai yra konkretūs veiksmai, kurie yra įvardinti baudžiamam kodekso ir tai veiksmai yra pripažįstami visuomenės, tautos pripažįstami kaip nusikalstami veiksmai. Ir jeigu kažkas ruošiasi tuos veiksmus daryti, rengiasi daryti, arba juos daro, arba juos padarė, tai tam, kad užfiksuoti viską, reikia būtinai atlikti informaciją rinkti informaciją, naudojant tuos ypatingus įrankius. Taigi vienas objektas. Antras objektas yra asmenys, kurie daro tuos nusikaltimus. Tai yra nusikaltėliai, taip juos pavadinkim. Juos reikia išaiškinti, reikia užfiksuoti jų veiksmus, reikia užfiksuoti juos pačius. Tai vėlgi tai yra objektai ir jeigu ir tenais gali būti rašyta. Ir yra dar tokie dalykai, kaip, pavyzdžiui, parašytas kiti su valstybės nacionaliniu saugumu susiję įvykiai ir asmenys. Ir kame čia yra problema? Jeigu mes kalbam apie pirmus du punktus, tai ten viskas yra aišku. Yra nusikaltėlis asmuo, kuris daro nusikalstamus veiksmus. O tie nusikalstami veiksmai, kodėl jie nusikalstami, kadangi jie yra parašyti baudžiamam kodeksu. Straipsnį atsivertėjai ir jį matai. Pavyzdžiui, kyšių davimas, papirkimas, įgaliojimų viršijimas ir taip toliau ir panašiai. Piknaudžiavimas tarnyba. Viskas yra parašyta, ten viskas yra matoma. Tačiau, kada mes klausime ir teisėjui atėję padedama ant stalo, kad žiūrėk, mums reikia sekti Petrą, Joną, Vilių ir dar keli žmonės, o kodėl klausė teisėjas, ir mes rodom pirštu, kur parašėm savo prašymę, kad jie yra susiję su valstybės nacionalinio saugumo klausimais. Kas tai per daiktas? Su kokiais įvykiais? Kas tie įvykiai tokie yra, kad jie siekia valstybės nacionalinio saugumo? Taigi, kaip matote, čia nėra kur remtis. Jeigu mes kalbam apie nusikaltimą, tai mes remiamės baudžiamo kodekso straipsniais. Kada mes kalbame apie valstybės nacionalinio saugumo susijusius įvykius, mes nieko nesiremiam. Kas pasako mums, kad vienas ar kitas įvykis yra susijęs su nacionaliniu saugumu? Ir kodėl aš tai sakau? Tai yra bendro pobūdžio pasakymas. Jis yra guminis pasakymas. Po šitą frazę, po šituo sakiniu, po šituo pagrindu gali kišti ir pakišti, ką tik nori. Tai reiškia, gali klausytis bet ko. Tu, pavyzdžiui, aš jam sakau, tu kaip asmuo bendrauji su kitu asmeniu, kuris važinėja į Baltarusiją. Ar galima pasakyti tai, kad tai susiję su valstybės nacionaliniu saugumu? O kas pasakys ne? Važinėja Baltarusiją, Baltarusija mums yra priešiška, mes taikom sankcijas jai ir ten veikia visokios KGB, ten veikia kitos struktūros, karinės žvalgybos, yra didelis pavojus, tai aišku, kad susiję. Reiškia, reikia žmogaus klausytis, ką jis kalba telefonu, kam kokia žinutė siunčia, kuo jis kvėpuoja, kuo jis valgo, kokie jau ryšiai, koks jo pobūdis. Nors iš tikrųjų
Jokio pobūdžio nusikalstamų čionais nėra. Antras dalykas, jeigu jūs bendraujate, pavyzdžiui, su įmonės, jūs dirbate įmonė, kurį palaiko ryšius su kita įmonė, kurį atlieka ten, pavyzdžiui, turi verslo reikalų Rusijoje arba Baltarusijoje. Viskas, jūs esate įdomus, jūs galima paimti ir klausytis. Sekti nuo ryto iki ryto 24 valandas per 7 dienas savaitę. Mėnesį, 2, 3, neturint rimto pagrindo. Ką aš noriu pasakyti? Aš noriu pasakyti tai, kad būtent bendro pobūdžio formuluotė sudaro sąlygas sekti žmonės, kurie nepadarė, nesdaro, nesirengia daryti nusikaltimo. O sekti šiaip tuos tikriausiai, kurie yra neklusnus ir nelojalūs valdžiai. Jau buvo tokių atvejų ne vienas ir ne du, kada buvo teisme netgi tyrimai atliekami, kaip buvo sekami žurnalistų, visas būrys, kaip buvo sekami ir valstybės tarnautojai, kurie visiškai nepriko, ir kiti žmonės. Toliau einam prie baudžiamojo kodekso įstatymų. Čia paliesiu tą garsų 226 straipsnį priekybą poveikiu. Aš viso jums neskaitysiu, nes antiek sausas toksai, antiek sudėtingas ir sunkiai suprantamas, kad skaityk iš kairės, skaityk iš dešinės ir nelabai ką tu suprasi. Jį reikia skaidyti į atskiras dalis ir taip toliau. Tačiau netgi suskaldžius ir netgi įvertinas, tu pamatai, kad šitas įstatymas yra sukurtas tam, kad po juo faktiškai gali kišti bet ką. Gali baudžiamojo atsakomybėn patraukti bet kurį asmenį. Kodėl aš taip sakau? Ir čia yra didelė problema. Todėl, kad jisai yra bendro pobūdžio. Jau šitą pasakiau. Toliau. Kokiegi veiksmai pagal šitą straipsnį yra nusikalstami veiksmai? Tai čia yra nusikaltimo baudžiamoji objektyvioji pusė. Kurie veiksmai asmens yra nusikalstami. Ir čia rašo, pavyzdžiui, netiesiogiai ar tiesiogiai pasiūlė, pažadėjo, sutarė duoti arba davė kyšį. Tai pavyzdžiui, jeigu telefonu jūs pakalbėjote, paplepėjote su kažkuo tai apie, tipo, padėk man laimėti konkursą, tu ten turi pažįstamų įmonėje X. Aš tau atsilyginsiu. Viskas, jūs padarėt nusikaltimą. Todėl, kad nusikalstama veika šiuo atveju yra laikoma baigta tuomet, kai asmuo pažada paveikti instituciją ir gali ir netiesiogiai pažadėti, pažada paveikti. Gerai, aš pasižiūrėsiu. Ar jis ten žiūrės, ar jis ten nežiūrės, ar jis ką nors darys, ar nedarys, yra visiškai nesvarbu. Jūs jau anot šito straipsnio esate nusikaltėlis. Ir STT vyrukai gali pasibelsti ankstų rytą į jūsų duris. Kitas pavyzdys, jūs nuvažiavote į pirtelę pas draugus, su draugais kalbėjote, kalbatės, išgėrėt kažko tai ir taip toliau, kad būtų linksmiau ir smagiau. O ten įtaisyta blakių ir viskas yra pasiklausima. O kada išgėrė, prisikalbat visokių nesąmonių, prikalbat visokiausių prisisvaišimų. Aš ten pažįstu tą, aš ten atidarinėjau duris, aš ten galiu išspręsti visus klausimus. Tai kitas sako, davai, imk man išspręsti tą klausimą, gerai, čia viskas, mes sutarėm, viskas. Ryte atsikėlėt, suskaudama galva, parvažiavot namo, kitą rytą atsikėlėt, viską užmiršot. Savo ten pokalbius, pažadus, ar siūlymus, ar dar ką nors. Girtų kalbos ir pasilieka girtų kalbomis. Tačiau iš tikrųjų vertinant jūsų veiksmus ir klausantis tada, kas ten buvo įrašyta per blakę, pasiklausimo aparatūrą, jūs padarėt nusikaltimą ir jūs galima
patraukti baudžiamojo atsakomybėn. Taigi šitas straipsnis yra toks straipsnis, pagal kurį gali bet kurį asmenį paimti ir pakišti ir patraukti baudžiamojon atsakomybėn. Nuteisi tu jo, nenuteisi, bet gyvenimą jam pagadinsi. Pradėsi kratas, aprašysi viską, spaudoje žurnalistai aprašys, taip toliau, žmogus darbą praras, reputacija susigadins, o paskui kaip ten bus, o kam svarbu? Niekam tai nėra svarbu, svarbu patraukti. Tai vienas iš įrankių irgi būtent nelojaliems, neklusniems piliečiams tramdinti. Pagalvokite, dabar sistemų žmogus, išauga jam sparnai ir jis pradeda savo taisyklės įgyvendinti. Sistemoje, valdžioje būnant. Reikia jį sutramdyti. Arba pagalvokite tai, kad sistema mato, kad yra stiprus politikai kokie nors, jie auga stiprus, įgauna vis didėjantį populiarumą ir gali jie būti išrinkti, jų partijos išrinktos į Seimą, jie patys išrinkti prezidentais ir jie įgautų didelę įtaką, reikia neutralizuoti tą grėsmę. O kaip ją neutralizuoti? Tai vat vienas kriminalinės žvalgybos įstatymas, tu gali surinkti informaciją, fiksuoti, o antras štai toks prekyba poveikiu, lyg tai viskas teisėta, o iš tikrųjų ne, bet žmogaus reputacija sugadinta. Einam toliau. Kasgi yra tas specialusis liudytojas? Kaip yra dabar? Dabar baudžiamajam procese yra šie asmenys, kurie turi statusą. Tai yra liudytojas, yra specialusis liudytojas, yra įtariamasis ir yra kaltinamasis. Taigi anksčiau nebuvo tokio specialaus liudytojo ir jo niekad nebuvo. Dabar čia sugalvoja Lietuvoje žmonės ir nusprendė tokią statusą įkelti. Kuogi skiriasi liudytojas nuo specialaus liudytojo arba įtariamasis nuo specialaus liudytojo? Liudytojas turi labai mažai teisių ir labai daug pareigų. Jeigu liudytojas meluoja, jam yra numatyta baudžiamoji atsakomybė. Jis bus patrauktas baudžiamojon atsakomybėn. Specialus liudytojas neturi tokių įsipareigojimų, jis turi daug teisių. Jis kaip įtariamasis gali meluoti, gali atsisakyti duoti liudyti, jis turi teisę advokatą pasamdyti, tačiau jam kitaip nei įtariamajam, jo atžvilgiu negalima naudoti kardomosios priemonės, areštuoti, sulaikyti ir taip toliau panašiai. O įtariamasis šiuo atveju yra tas, kuris taip pat turi daug teisių, kuris gali advokatą samdytis, gali meluoti, gali nekalbėti, atsisakyti parodymus duoti ir taip toliau. Ir jam tokios teisės suteiktos vien tik dėl to, kad prieš jį yra nukreipta ir ten prokuratūros ar ten STT, vienu žodžiu, kriminalinės žvalgybos pareigūnų veiksmai. Jie stengiasi ir siekia įrodyti, kad jisai asmuo padarė nusikaltimą. O jeigu jau jie turi kažką tai surinkę ir jį paskelbė įtariamuoju, tai jis įtariamasis, kaip įtariamasis, turi pilną teisę gintis ir tai gynybai yra suteikiamos teisės. Taigi, kodėl buvo pasirinktas specialusis liudytojas? Mano galva, todėl, kad galėtų apsaugoti svarbų įtakingą žmogų, kuris netyčia pakliuvo kažkokias tai pinklės. Todėl, kad tu gali apsaugoti žmogų, kurį išmetė iš sistemos, iš baršių, kuris iki tol buvo įtakingas, bet nepasodinti jo į kalėjimą ir pilnai nesugadinti jo reputacijos. Todėl problema dar čia yra tame, kad prokuroras būtent sprendžia, kam, kokį ir kada statusą suteikti. Kam suteikti iš karto įtariamojo statusą ir areštuoti, pavyzdžiui, jį ir laikyti areštinę, kol vyksta tyrimas. O kam suteikti specialaus liudytojo statusą?
kuriuom tu negali jo areštuoti. Gali jį apklausti prie liudytojų, jis gali atsisakyti ir taip toliau. Pakalbėjai, pašnekėjai ir išsiskyrėte. O kaip liudytojų tu negali apklausti. Tu nesuteiki. Suteiki kitam, kurį įpareigoji kalbėti. Ir dar prigazdini, kad jeigu nekalbėsi, tai mes tave pasodinsim, tau iškelsim baudžiamą bylą. Tai kas tas specialusis liudytojas? Kaip matote, tas statusas mano galva yra sukurtas specialiai mūsų valdžios atstovams. Tam, kad jie būtų apsaugoti nuo teisėsaugos tokių veiksmų, kardomųjų, kaip areštas ir kitų. Taigi, einant į pabaigą, tai dėl kokios priežasties taip viskas vyksta, tai aš kaip sakiau, tai pasikartosiu, tai kad vyksta nuolatinė kova dėl teisių, kova tarp valdžios ir kova tarp piliečių, tarp teisių ir saugumo. Valdžia kuo toliau, tuo daugiau stengiasi išsikovoti savo daugiau teisių ir užtikrinti savo didesnį saugumą, o tauta, kada jau jinai nepaneša, kada jinai nesidomi ir praeina nemažai laiko, tada jinai bando viską atsikovoti ir netgi greituoju būdu, kaip revoliucija. Taigi vyksta nuolatinė kova. Irgi dabar Lietuvoje valdžia sugalvojo tokius įrankius, kaip sutramdinti nelojalius, neklusnius piliečius. Ir aišku, kaip sutramdyti konkurentus savo, kurie kelia jiems grėsmę. Taigi kriminalinės žvalgybos įstatyme numatė tai, kad galima sekti žmogų, kuris nedaro nusikaltimo, nors konstitucijoje parašyta, kad tokių negalima sekti. Galima sekti žmogų, kuris įtariamas, kad daro nusikaltimą, tačiau valdžia šiuo metu išsikovojo savo didesnės tokias teises. Toliau, baudžiamam kodekse straipsnis prekyba poveikiu, kuris yra guminis, kišk po jo ką nori, ir ten tiesiogiai, netiesiogiai pažadėjo, kažkas kažką pasakė, kažkas kažkur kažką papasakojo ir praktiškai žmogų galima traukti baudžiamojon atsakomybėn, prieš jį pradėti baudžiamojo proceso veiksmus įvairius, gadinti jo gyvenimą, reputaciją. Taigi ir čia yra didelė problema. Taigi, kol kas, kaip aš matau, Lietuvoje valdžia kuo toliau, tuo labiau stiprina savo teises, o siaurina mūsų piliečių. Kodėl? Dėl vienos labai paprastos priežasties, kad mūsų piliečiai nelabai domisi politika. Nesidomi politiniais procesais, nedalyvauja tuose procesuose, o jeigu jiems kas nors nepatiko, jie ant kažko užpyko, jiems nepatiko sąlygos, jie spjauna ir išvažiuoja į kitas valstybės. Viską čia palikdami savo valiai. Taigi, problemos yra rimtos ir ačiū visiems už tai, kad išklausėte iki pabaigos ir jeigu ką nors neaiškiai išdėsčiau, tai už tai atsiprašau. Iki kito karto.